atsisėsk arba atsigulk. Tiesiog rask tokią padėtį, kurioje jausiesi patogiai ir galėsi atsipalaiduoti. Svarbu, kad dabar kelias minutės tavęs niekas netrukdytų. Ir kai įsipatoginai, dabar visą dėmesį nukreipk į dešinės rankos rodomąjį pirštą. O tiesiog savo dėmesiu į dešinės rankos rodomąjį pirštą. Tokiu būdu iš galvos išeinam ir dėmesį jau perkeliam į kitą kūno dalį. Dešinės rankos rodomasis pirštas. Laikau dėmesį tenais. Jaučiu savo atpalaiduotą pirštą. Jaučiu, kaip jisai sunkėja. Jaučiu, kaip kraujas pradeda plūsti šitą pirštą daugiau nei įprastai. Visas dėmesys į dešinės rankos rodomąjį pirštą. Pirštas sunkėja, kraujas aktyviau teka tenais, kur mūsų dėmesys, ten teka energija. Dešinės rankos rodomasis pirštas. Jeigu išeina dėmesį laikyti tenais, galiu net išgirsti savo širdies pulsą. Tuk, tuk, tuk. Dešinės rankos rodomasis pirštas. Kraujas laisvai teka ten, pirštas sunkus ir visiškai atpalaiduotas. Pradedu girdėti savo pulsą. Girdėti ir jausti piršte. Visas dėmesys į dešinės rankos rodomąjį pirštą. Pirštas sunkus ir atpalaiduotas. Pritvinkęs kraujo ir jaučiasi pulsas. Gerai, dabar savo dėmesį perkeliam į kairės rankos rodomąjį pirštą. Visas dėmesys į kairės rankos pirštą. Ir kur dėmesys, ten teka energija. Kur teka energija, ten ir kraujo daugiau paduoda. Kairės rankos pirštas darosi sunkus, šiltas. Jaučiu, kaip kraujas pradeda plūsti į būtent šitą kūno dalį. Kairės rankos rodomasis pirštas darosi sunkus, šiltas, visiškai atpalaiduotas. Energija ir kraujas plūsta tenais. Ir irgi jau pradedu apčiuopti, jausti savo pulsą. Piršte tuk, tuk, tuk. Pirštas pradeda tvinkčioti nuo priplūdusio kraujo ir energijos. Visas dėmesys į kairės rankos rodomąjį pirštą. Laikau dėmesį čionais, jeigu dėmesys nuklystų kažkur į šoną, į pašalinius garsus ar dar kažkur, tiesiog paprastai grąžinu dėmesį čia, į kairės rankos rodomąjį pirštą. Jį pilnai jaučiu, koks jisai šiltas, koks jisai sunkus ir pradedu jausti pulsą. Pirštas tvinkčioja. Tuk, tuk, tuk. Gerai. Dabar visas dėmesys keliauja į krūtinės centrą. Įsivaizduojam, kad krūtinės centre atsiranda lyg maža burnytė mūsų.
krūtinės centras, dėmesys čionais ir čia atsiradusi per vidurį maža burna, per kurią kvėpuosim. Dabar priešai save įsivaizduok rytinį saulėtekį. Vat kažkur tokį vaizdą esi matęs, mačiusi. Rytinė saulė. Galbūt šitas vaizdas, va toksai tau užstrigęs prie jūros. Galbūt pameni tokį vaizdą, va rytinės saulės kalnuose, pievoj, gal kaime kažkur. Vat prisimink tokį vaizdą, rytinė saulutė teka. Jinai jau pakilusi ir pradeda šviesti ir šildyti. Jeigu vaizduotė atsirado šitas vaizdas, pasisveikink su saulutė, su šviesos ir meilės šaltiniu, gyvybės šaltinis, neišsenkantis. Tai gali būti kaip asociacija su kūrėju, kūrėjo šviesa, besąlyginė meilė, gyvybė, energija. Ir paprašyk dabar saulutės, kad jinai pasidalintų meilę, šviesa, energija su tavimi ir lygiai taip pat duok jai atgal tiek, kiek tau reikia, kiek jai reikia iš tavęs. Ir darom įkvėpimą per burną, bet toks pojūtis, kad įkvėpiu per krūtinės centrą, su ten esančia burna. Iš saulutės į krūtinę, iš krūtinės atgal į saulutę. Įkvepiu meilės ir šviesos ir lygiai taip pat atgal. Visas dėmesys į krūtinę. Jaučiu, kaip krūtinė pradeda pildytis šilumą. Matau ir jaučiu, kad taip kvėpuodamas užsipildau krūtinę šviesą. Ir pradedu jausti šiltą energiją krūtinės centre. Įkvepiu, iškvepiu. Švelniai, giliai, nereikia forsuoti ar persistengti. Praktikos metu tempas gali keistis, kartais gali norėtis intensyviau kvėpuoti, kartais kaip tik labai švelniai ir iš lėto. Tiesiog turim pradėti jausti, kad tikrai įkvepiu per krūtinę meilės ir šviesos, gyvybės, energijos ir lygiai taip pat duodu atgal. Gerai, dabar visas dėmesys į viršugalvį. Įsivaizduoju, kad iš saulutės, šitos šviesos, meilės, energijos įkvepiu per viršugalvį iki krūtinės centro. O iš šianais, iš krūtinės nuvedu į dešinę koją. Įkvepiu per viršugalvį iki krūtinės. Ir iš krūtinės į dešinę koją iki pat pėdų ir pirštų galiukų. Gyvybės, meilės, šviesos per viršugalvį. Iš saulutės į krūtinę. Iš krūtinės nuleidžiu į koją, pėdą, pirštus, užpildau.
Kvėpuoju tol taip, kol dešinė koja pasidaro šviesi, spindinti, pripildyta baltos arba auksinės spalvos. Jeigu skauda kažkurią kojos dalį, ten galiu daugiau pasiųsti va tokios energijos ir šviesos. Įkvepiu per viršugalvį, į krūtinę, iš krūtinės. Gerai, dešinė koja jau pripildyta, šviesi, spindinti. Lygiai taip pat pripildom dabar kairę koją, įkvepiu per viršugalvį į krūtinę. Iš krūtinės į kairę koją. Ir taip kvėpuodamas matau, kaip kairė koja tiesiog pildosi. Dalimis arba iš karto visa. Jeigu yra skaudanti vieta, tiesiog daugiau tenais pripučiu, pripumpuoju. Pirštai, pėda, blauzdos. Įkvepiau per viršugalvį į kelio sąnarį. Užpildau šlaunį. Tempą greitį reguliuoju tiek, kiek man norisi, taip kaip pats jaučiu. Gerai, kairė koja jau spindinti, šviesi, auksinė. Dabar pripumpuoju lygiai taip pat dubenį, įkvepiu per viršugalvį iki krūtinės centro ir iš krūtinės viską į dubenį. Dubuo prisipildo baltos arba auksinės spalvos. Kylam aukštyn, pripildom žarnyną. Jaučiu ir matau, kaip šviesa užpildo visas dalis. Jokios tamsios dalies nelieka. Viską persmelkia meilė ir šviesa, kurią gaunam iš kūrėjo per saulutę. Su įkvėpimu viršugalvis į krūtinę. Užpildom visą žarnyną. Ir čia, jeigu yra taip, kad skauda kurį nors organą, tarkim, ten inkstus, kepenis, skrandį, blužnį ar dar kokį organą, tiesiog galim konkrečiai papumpuoti va šitos šviesos į ten. Įsivaizduoju savo organą ir įkvepiu per viršugalvį iki krūtinės. Ir iš krūtinės, tarkim, į kepenis. Ir matau, kaip kepenys tampa auksinės arba baltos. Inkstam ir lygiai taip pat nusiunčiu. Praktikos metu, jeigu atsitinka taip, kad nebejaučiu šilumos, nebeišeina įsivaizduoti ir matyti, jaust, tai reiškia, kad vėl pabėga į galvą. Tai tokiu atveju vėl dėmesį nuvesk į kurią nors kūno dalį, tarkim dešinės rankos pirštą, bet nebūtinai. Tai gali būti ir dešinės kojos, kuris nors pirštas ar kairės ir tiesiog palaikyk dėmesį tenais. Ir tada vėl grįžk prie ten, nuo kur dėmesys pabėgo. Ir taip kas kart, jeigu tik tais grįžti į galvą, vėl nebejauti, kad užsipildai šviesa, šilumą, meilę, reiškia, pabėga į galvą, grąžink dėmesį į kurią nors kūno dalį, koncentruokis tenais ir grįžk po to vėl prie kvėpavimo. Užpildom dešinę ranką, įkvepiu per viršugalvį į krūtinę ir kairė ranka, delnai ir pirštai, iki pat pirštų galiukų. Kairė
ranka lygiai taip pat užpildom ir ją. Meilė, šviesa, energija, gyvybė iš saulutės. Įkvepiu per viršugalvį į krūtinę, iš krūtinės į kairę ranką. Ir jaučiu, kaip persmelkia delnus, pirštus, dilbį, alkūnę. Iki pat peties. Kairė ranka spindinti auksinė, balta. Dabar lygiai taip pat pripildau kaklą, įkvepiu per viršugalvį, nuleidžiu į krūtinę ir iš krūtinės keliu aukštyn į kaklą. Kaklas auksinis, pripildytas meilės, šviesos. Kylam aukštyn, užpildom galvą, užsipildo visas veidas. Jaučiu, kaip akys prisipildo šviesos. Ausis. Jeigu net skauda dantis, ar kažkur tai dar kažką, tiesiog pumpuoju tenais. Meilės, gyvybės ir šviesos, kurią gaunu iš kūrėjo per saulę. Jaučiu, kaip užsipildo šviesa smegenys. Galiu net matyti, kaip jos tampa auksinės, blizgančios, žėrinčios. Ir tokiu būdu išsivaliau, užsipildžiau besąlyginės meilės ir šviesos energiją. Esu visas auksinis arba baltas. Galiu dar kartą pasižiūrėti savo kūną ir jeigu matau kažkur tai man nepatinkančias dalis, kažkur tai tamsiau, kažkur ne iki galo, dar kvėpuoju, pumpuoju, nusiunčiu tenais į tas vietas, kad tapčiau visas spindintis ir pilnas. Baltas arba auksinis. Dabar darysim dar kelis įkvėpimus per viršugalvį į krūtinės centrą, o iš krūtinės centro dabar išpūtinėsiu į išorę ir pripūsiu savo biolauką. Galite įsivaizduoti, kad aplink jūs yra lyg kiaušinis, kurį reikia pripūsti baltos arba auksinės spalvos, kurią gaunam iš saulutės. Įkvepiu per viršugalvį į krūtinę. Ir iš krūtinės išpučiu į išorę į savo biolauką. Įkvepiu per viršugalvį į krūtinę ir iš čia. Ir savo kiaušinį, savo šitą apsaugą, galima sakyti, turim pripūsti sklidinai, kad net girgždėtų. Tai gali būti 2-3 metrai, toks diametras, kurį reikia padaryti sklidiną. Balta, pilna šitos energijos. Gyvybinės, meilės, šviesos energijos. Įkvepiu per viršugalvį. Čia galima padidinti tempą, tiesiog pripumpuoti sklidinai. Daryk šitą praktiką tol, kol būsi tikrai pripildęs savo šitą biolauką, savo šitą energetinį kiaušinį. Gali reikėti kelių įkvėpimų, gali reikėti keliasdešimt. Padaryk į sklidiną
pamatysi, kokį tai efektą turės, kaip seksis tau vykdyti gyvenimo užduotis, kaip seksis bendrauti po tokios praktikos su tave supančiai žmonėm, pamatysi, kad visiškai kita kokybė bus. Tai stebuklinga praktika, daryk bent jau tiek ir pamatysi, kokie stebuklai pradės darytis tavo gyvenime. Šitą pratimą gerai daryti ryte, gerai daryti per pietus, gerai daryti po darbų grįžus namo, prieš miegą, pripūst savo kiaušinį išsivalyti. Ir pamatysi, kas darysis tavo gyvenime. Tai visiems sėkmės praktikuojant, prisipildo meilės, džiaugsmo, šviesos.